Tai esmė, žinai, šitą žaidimą dabar labai paprasta, aš nežinau, ar jūs esat žaidę? Jo. Alias. Kažkokią tai visi esat žaidę. Nu tai iš esmės labai čia paprasta, tai manęs. Eina, yra langelis, kuris yra toks ekstra, tipo. Reikia mums atsakyti šitus klausimėlius, kurie yra šitam dubenėlė. Ir eini tiek, kiek atsakai klausimų. Mes komanda, jūs komanda. Jūs vieną kitą aiškinat, tarkim, jūs tai aiškinat Karinai. Karina atspėjo 5. Paeina 5. Bet prie šitų reikės baltų sustot ir norit, nenorit, reikia perskaityti klausimą, jį gali visi atsakyti, tiesiog pafilosofuoti. Taip, bet yra susijęs su pramogų industrijomis. Taip. Nu, visi klausimai susijęs su pramogų industrijomis, tai čia nori, nenori. Tai ir viskas, o laiko čia yra, man rodos, minutė, jo? Jo, man atrodo. Nu, kažkas tokio. Tai žodžiu, laiko sočiai, laiko į valias, galima atsakyti kiek tik norim, kortelė per akis, net neprireiks tiek. Šiandieną žaisim Alias Junior. Taigi, šitas yra aliasas labai paprastas, pats paprasčiausias, pats vaikiškiausias, bet ir pats smagiausias. Tai ką, pradedam? Pradedam, jo, galim čia pradėti. Taigi, sveiki atvykę į pramogų stotelę. Su jumis sveikinamės mes, tai Karina, Justė, Alanas ir Vanesa. Mums labai malonu. Taip? Taip. Ir kartu mes esam vizionieriai. Taip, mūsų komanda vadinasi Vizionieriai. Ir taip, pramogų stotelę pradėsime nuo Alias žaidimo. Mes visose šiuose podcastuose žaisim Alias, skirtingus Alias. Tai iš viso bus 5 Alias, o finaliniai 6 laidoj mes turėsim tokią kombo tokią Alias žaidimų sesiją. Ir turėsim ne tik Alias klausimų, turėsim ir papildomus ekstra tokius klausimus filosofinius, kur galima išlieti savo mintis apie pramogų industrijas, pramogų pasaulį, kūrybinės industrijas, tiesiog viską, kas yra mums labai įdomu, nes mes studijuojam Vilnius Tech pramogų industrijas. Taip? Taip. Tai va. Tai jo, žodžiu, jau čia labai daug kažko čia nekalbam. Ir mes pasiskirstame, jau esam komandas, mes būšim su Vanesa. Mes su Karina. Jo, tai aš galvoju pradžią reikia gal susigalvoti klausimus, nes mes, tai ne klausimus, tai yra pavadinimus. Nes mes pačioje visuose žaidimuose sumuosim tos rezultatus, kaip mums sekasi. Ir matysim turnyrinės lentelės, ten kiek aš taškų surinku ir vėliau kažką laimėsim. Kažką labai įdomaus ir smagaus. Įdomu ką? Tikrai įdomu. Nežinau, čia jau ką prodiuseriai yra paruošę. Už kameros. Nu, tai jo, tai dai, kokį mes pavadinimą galim suburti? Vizionieriai premium mes būsim. Vizionieriai premium. Taip, taip. Blondinukės. Jo, jau Koks taip. apaukiai? Blondinukės. Blondinų? Blondinukės. Nu ne, aš ne mergaitė. Ką šiandien? Mes galim būti juodaplaukės, rudaplaukės. O jūs galim Brunetai būti blondinės. Brunetai prieš blondiną. Taip, Važiuojam blondinai. Blondinai labai protingi žmonės. Tikrai, mes šiandieną paneigsim, ne šiandieną, bet per visas laidas paneigsim, kad blondinai yra kvailė. Stereotipą paneigsim šiandieną, sulaužysim ir padarysim naują stereotipą, kad brunetai yra... Neprisikalbėk, Alanai. Niekad neprisikalbu, kalbu tik tiesą. Pažiūrėsim. Iš širdies viskas eina. O ne? Gerai, tai Jo. galim pradėti. Jo, tai galim pradėti. Kas Tai... yra? Paaiškinam. Vai, kapitonai. Tu kapitonas. Čia patys nusprendė. Negaliu būti Ne, kapitonas. aš noriu. Tai balsavimą darom. Gerai, tu gali pasakyti. Bet už save balsuoti negalime. Tai aš balsuoju už manęs. Paaiškinam. Tiesiog jau. Ha. Mes pirmie. Tai taip, dabar tu man aiškini. Jo, dabar aš savo aiškinsiu. Aš iš karto aiškinu, kad vis Jo, tu gali Jau spėti. blogai, jau blogai. Taip. Tai va, aš laiką nuimsiu. Jo. Jūs pasiruošę? Jo, kiek atspėsim. Tik tai aiškiai padėk, kur atspėjot, kur neatspėjot. Mhm. Okay? Tai 3, 2, 1, važiuojam. Gerai, tai yra profesija, žmogus, kuris gamina maistą. Virėjas. Taip. Ką turi būna ir smulkių, ir... Pinigai? Taip, vienas. Pinigas. Taip. Tik nerodyk mum, nes mes kaip Toks paskutinis. gyvūnas, jis taip šliaužia. Gyvatė. Šnypšia, taip. Žmogus jau turi 206, jeigu aš neklystu, visur ant kūno yra... Tatuiruočių? Ne, visur ant kūno yra toks kietas, kalcio turi vartoti, jeigu neklystu, kad sustiprinti
Visur tavo kūne jų yra, būna gali juos susilaužyti. Kaulai. Vienas. Kaulas. Taip, vasarą labai skraido įgelę, gali gerti. Uodas. Ne. Uodai. Ne. Bitės. Taip. Stresas. Žalias šokinėja ant žolės Žiogas. mašinos. Taip. Prie mašinos gali prijungti tą tokį kaip papildomą Priekabą. kažką. Taip. Plaukėja ežere, balta, gražiai užrepšia. Taip. Labai nebedaug laiko liko. Jo, gali, gerai. Lauke būna. 3, tarkim- 2, visas paskutinis gali vokti. Gerai. Nematei? Nemačiau. Negirdėjau. O gal ir meluoju. Gerai. Tu jo nepasitikėjai. Mane niekad nepasiek blondinas. Aš kaip smirdžius esu. Gerai. Dabar Lastūnas. žiūrėk, klausyk dabar, gerai? Žiūrėk, yra du žodžiai. Nėra gerai. Du žodžiai. Vasarą lauke, sakykim, ane, turi pasidėjus, nežinau, sakykim, baseinai, kaip būna, ane, ir turi... Pripučiamą padangą. Ne, ir turi nuo kažkur atsitempti, kad Šlaką. pripildyti. Taip, kad pripildyti. Tokia ilga būna... Vandens žarna. O taip, važiuojam blondinai. Čia buvo galima rasti. Jo. Blondinai vagia. Na tai va, tai blondinai. Palauk. Blondinai paina 1, vieną. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va. 1, 2, Šitas 3, išmetam. 4, 5, 6, 7, 8. Tai jūs 8 paina. Visai gerai. Taip. Bet mes vieną pavagiam. Vagys. Vagys. Jaunuoliai. Bet tai žinoma, Gerai, dabar tu aiškini man ar aš to aiškinu? aš atversiu. Tu man Aš aiškini? aišku. Nu, žiūrėk, bet žiūrėk, neprametinėk, čia visi lengvi, čia vaikams šiaip žaidimas. Ir šiaip ką galima prametinėti, jeigu ką. Jo, tai va, dar Minus kartą vienas negalima. bus, jeigu numetė iš šono. Nebandyk pramesti. 1, 2, 3. Su kuo važiuoji į darbą? Mašina. Ne, kitaip vadinasi. Automobilis. Mokslininkai tam tikrus mikrobus dalelės žiūri per ką? Mikroskopas. Mažas vaikas labai mėgsta vežimėlį turėti tokį žaisliuką. Barškutis. Žmogus, kuris su tokiu lasda per ledą, ką žaidžia? Ledo rutulys. Turi vaikas, tokį, iš ko geria mažas vaikas kūdikis. Buteliukas. Toks gyvūnas per medžius šokinėja. Ir Voverė, beždžionė. Badmintonas ir su badmintonu yra raketės, prie raketės yra kas? Plunksna. Nu jo. Yra trešnės ir yra... Kas toks? Trešnės ir yra... Vyšnias. Mergaitės turi labai gražias tokias Akis. raudonas. Ar lūkos. Yra toks gyvūnas jūros, kuris turi net daugiau negu vieną koją. O vandens gyvūnai turi koją? Aš tau rodau. Kas čia? Vandenėlė? Nu, negi gyvūnas. Vežlys? Laikas. Aš tai kojas. Taigi mes galėjom vokt, kam tu pasakėjai. Tai kam tu pasakėjai? Sunervavai. Nenusikeikiau. Gerai. Žodžiu. Kas tau užpypinti? Gerai. Vieną mes užpijojom, išmetė, Jo. nes tu pasakėjai ledas. Ledas, Jo, tai negalima ledas. sakyti pačiu Ir dar žodžiu. kažkas buvo su ta plunksna. Nu, kas tam su punktu nuo pažiūrėjau. Krūsnelė. Tai tu turi, aš turiu... Jis turi Tai aš turiu taip tiksliai pasakyti. pasakyti visą žodį. Blogai, vadinasi. Kas normaliai yra? Nu, negerai, pusę išmetė. O tu kiek turi šitų pačių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Būtume geriau pavarę. Tai lygiai dabar. Bet gerai pavarę, Nu, blondinai važiuoja, aišku. nemiega. Iš Bent kur? suprantu, nepavaro. Jo. O Dieve, aš bijau. Aš nemoku iš tikrųjų aiškinti. Nu pasistengti. Reikės išmokti. Daug žaisim. Pasiruošę? Ne, jo. Oi, nebegirdžiu. 3, 2, 1, važiuojam. Kai žaidži stalo žaidimą, dažniausiai išmeti ką? Kortą. Ne, du tokius dalykėlius. Jie vienodi yra. Kamuoliukas, tas kauliukas. Kauliukai taip. Nu, reikia Tai pilnai dalykas... su galūne. Gerai, kai yra žaidimas taip pat, pavyzdžiui, stalo, per tam tikrą laiką turi padaryti. Mhm. Kas čia yra? Ir jį reikia taip apsukti. Smėlio laikrodis. Rašyti. Dažniausiai, kai pasakau žodį romantika, visi įsivaizduoja. Gėlės, žvakės. Taip, Karina, nerodyk ten. Ša, jūs blaškot. Žvakė viena, Su kuo tu ne? dažniausiai, jeigu reikia parašyti klausimus? Tušinukas. Ne, Rašiklis. kitas dalykas, kurį galima nutrinti. Trintukas. Ne, tą dalyką gali nutrinti. Pieštukas. Taip. Ant ko mes sėdėm? Sofa. Labai toks vaisius, Mhm. rūgštus. Citrina.
Kai kažkur užžinai kažkokį patalpą, atidarai ką? Durys. Taip. Ant ko žmogus sėdi dažniausiai? Kėdė. 3, 2, 1. Dabar vogiam. Aiškink, kad tik aš suprasčiau. Tai toks kaip atributas papuošalas per vieną šventę naudojamas. Verbus. Ne. Juosta ta tokia? Šalikas. Ne. Vainikas. Vainikėlis. Juosta tokia, Ne, tautinė čia juosta. ne kažkoks rūbas, ne kažkoks iš... Diržas. Ne rūbas, sakau. Ai. Tai yra per vieną garsiausią šventę, per kurią visi susirenka. Vėliava. Kepurė kalėdų Ne, ką senelė. reikia puošti? Eglutė. Žvaigždė. Kalėdinė eglutė, ne, čia skaitas nesiskaito. Nesiskaito. Reikėjo pabaigti, kad pabaigti. Nu jo. Va, dabar kitas dalykas, Stop, pastebėjimas. stop, aš pati pasižiūrėsiu. Aš Galūnės tavim netaisyklingai. nepasitikiu. Ne, tai galūnės O turi būti netaisyklingai. Mėlynas rinktis, Jo, paštukas, visiškai. žvakė, Buvo du sofa, netaisyklingai. citrina, durys, kauliukai. Kauliukas, tu sakai kauliukas. Sakiau kauliukai. Na, Kuliukai pasak, nes kažkau du. Ne, aš tik pastebėjom. Ir kėdė. Akis. Nu, aš galbūt nemoku. Nes aš galiu būti tikras blondinas. Šią. Ir gali pikta blondinė būti. Tada iš komandos iškrist. Mes praėjom baltą, tai dabar turim trauk klausimą. Jo, tai dabar kažkokio klausim. Ir visi diskutuosim. Jo, visi kalbėsime tada. Pramogų industrijos klausimas. Tadam. Jūs skaitai raštą? Taip. Kokius žinote Lietuvos pramogų industrijų verslo asmenybės? Verslo asmenybės pramogų industrijų. Puikiai. Ką žinom? Martynas Tyla skaitosi. Ką jis daro? Mama. Mama. Donuojamai. Ką dar žinom? Tinka? Aš manau, Tinka, tinka. Ką dar? O pats Tomkas, nežinau, irgi galbūt tinka. Nu, jis vedėjas. Nu, ta prasme, visi, kurie pramogas kūrė, pramogų industrijų žmonės, verslo, nu, tipo, gal jie nebūtinai kūrė kažkokį verslo, būtent ten įmonę kažkokią, tarkim, bet Jo, jie jo. kūrė tas pramogas, tai kaip ir atstovai šitie. Negi ten arenas organizuoja su kaklė, man atrodo, ar ne? Tie ten savo pasirodymus daro. Nu, jo. Tai čia visi gali būti dainininkai. Jo. Tai čia viskas. Jessica gali Šai kokius daro pasirodymus, taip, per Jo. visus turus, taip. Ba. būt. Ba, irgi. Ba. Ką žinot iš kino industrijos? Iš kino industrijos. Vėlyvis. Mūsų šita eilėse. Dėstytoja Jo. mūsų. Kurklitytė. Taip, taip. Jo. Tai va, kiek mes daug žinom, kokie mes protingi esame pramogų industrijų studentai. Eik tu savo negali. Gerai, tai dabar, Tikrai taip. dabar blondinai važiuoja. Dabar, Nebenoriu. Dabar Alnas Vanesai. bet žinok, aš tu važiuok. Ne. Važiuosiu namo. 1, 2, 3. Galima, ten tipo, arba tiesa, arba netiesa. Svarstyklės. Jo. Tada, tarkim, groja su gitara, kas jis yra toks. Gitaristas. Ne, nu, tipo, paprasčiau. Paprastesnis žodis vaikiškas toks. Nu, tiesiog, kur dainuoja, bet ką galim daryti. Grojas. Ne, nu, kaip jis vadinas, kuris kūrė tą dalyką. Muzikantas. Taip. Gyvūnas su labai ilgu straubliu. Darbulys. Taip. Būna dantukų. Fėja. Och, tu viešpatė. Grybas su labai specifiniu pavadinimu. Baltas. Pievagrybis gal nežinau, bet turi specifinį pavadinimą. Karočiai išmėtum. Pačia yra kas? Liuksus. Nykštys. Taip. Įvedėjas arba muzikantas. Būna balta ir juoda. Kontrastas. Ne. Valgomas toks, tepam ant jo dešrą dedam, viską ten tipo. Juoda balta. Nu tai taip, kaip vadinas? Kas? Nu tas maistas, kurį valgom. Jie čia susipyko. Nu tas... Stop! Ai, Atspėjom? Atspėjom? Kas juoda balta duona? Duona. kaip tu neatspėjai? Tepangos. Pas jas atspinalinis. Juoda balta. Keiksmažodžių neišvengsi. Šiandien? Matau. Eikit, Jokinga. 4, 5, 6. Jo, O, jūs atsistosite nuo klausimą. Per žaidimą galima Jo. pažinti grupę. Kaip puikiai. Realiai. Nu, trauk klausimą. aš skaitysiu. Džentelmenas koks. Kokia yra svarbiausia pramogų industrijų sritis, į kurią studentai turėtų atkreipti dėmesį siekdami ateities karjeros? Svarbiausia? Kokia yra svarbiausia pramogų industrijos sritis? Visos yra svarbios.
Nu taip, bet... Bet čia aš... Komunikacija gal sakyčiau, ne? Nu, komunikacija, jo, pramogų industrijai labai svarbi. Bet čia priklauso, aš manau, kai ką akcentuojas kiekvienas. Kas ten, tarkim, šoka, dainuoja, tie ten skirtingi Tai dalykai. kiekvienas žmogus. Kas renginius organizuoja, vėl skirtingai, taip. Jo. Nu, asmeniškai galim pasakyti, kas kam svarbiausia. Kokia sritis, tipo? Jo. Industrija, kokia tai svarbiausia. Tai komunikacija. Aš nežinau, kaip atsakyti. Kaip per manęs pradėjo. Galiu aš pradėti. Gerai. Man svarbiausia būtų yra komunikacija. Ne vėl dabar esu čia, ir vis tiek ir studijuoju tai, kas man labai patinka ir tikrai tai darau iš širdies. Tai manau tai. Man tai komunikacija labai svarbus dalykas, bet aš labiau, man sritis ta renginių organizavimo, renginių ta visa mišrainė, kaip sakant. Man ten svarbiausia yra. Man tai jaučiu irgi komunikacija. Nu šiaip be komunikacijos daug dalykų tiesiog nevyktų. Net nebūtų pramogų industrijų be geros komunikacijos. Daug renginių šiaip nevyktų. Ja. Aš tipo apie tave jūs tą paantrinsiu. Ir tave Vanesa. Kokias mergaitės susibondinės. Man irgi komunikacija, nes save įsivaizduoju, bent jau ateitį noriu sieti su reklamos agentūra, reklama, marketingu. Tai va ir reklama. Tau svarbis sritis irgi. Va praktika, bet kaip tik Nu, bet. liksime. Jau. Nu. Gerai, galime tęsti žaidimą. Jo, dabar šiek tiek liūdnesnėmis mintimis prakišam. Kol kas mes laimėjome. Susiim. Nepanikuok. Žiūrėk. Nenoriu. Tai kad mes net negalim susitarti bendrai, kaip mes Nu, galim. tai čia jau jūsų problema. Reikia... Ne. Gerai, verskit. 3, 2, 1, važiuojam. Dažnai turi ant rankos arba kabo minutės, sekundės Laikrodis. Taip. Kur Titanikas į ką atsitrenkė? Ledą, nežinau. Taip, ir taip. Aš krito žodžiu. Oi, labai gerai. Aš Ir nežinau. kur, pavyzdžiui, važiuoji į Austriją ir yra kasdi tokia didelė. Kalnai. Taip, tai sujungtos du žodžius. Aš žinau, bet aš nepamenu tą žodį. Taip, sujung tiesiog. Ledkalnis. Taip. Kaip sunku buvo. Plaukioja jūroje, kandžioje, labai pavojingas, gali... Piranės. Ne, gali didelis. Banginas. Ne, gali tave suvalgyti. Banginas suvalgyti. Per kalėdas pavilka, kas būna padėlamas? Viena? Dovana. Taip. Egipte jų daug didelės tokios Piramidės. formos. Tiek Viena? daug. Piramidė. Taip. Paėmi lapą popieriaus ir... Žirklas, karpytė. Taip. Kritelis. Didelė labai mašina, Džipas. kaip fūra, tik kitaip jinai šiek tiek vadinasi. Mikroautobusas. Ne, fūros dydžio. Vilkikas. Žiūrėk, yra lengvas ir... Nerodyk, nesibaigęs laikas. Aš nežinau. Žiūrėk, yra lengvas ir... Trys. Sunkvežimis. Taip, 2, paskutinį žodžią dabar. gerai. Oh my god. Palauk, reikia pasiruošti. Tai čia vienas ir galim sakyti. Jo. Bet aš turiu pirmą pasakyti. Ne, mes galim bet kalbam. Ne, Geriausias Gerai, dabar klausyk. Čia aš aiškinsiu, gal kad tik tu suprastum, tikras nieks neatsimins. Mes, kai žaidėm ego žaidimą, tau buvo pasirinkimas, kuo tu norėtum groti, tai yra vienas. Būgnai. Būgnas. Kodėl Važiuoja. Alanas geriau atsimena? Aš nežinau, kas aš sakiau. Aš taip puikiai atsimenu, 1, kaip 2, buvo. 3, 4, Tai va, 5, žaidimai 6, sakė, 7. kai jisai labai žino mane pati. Tikrai taip. Reiks susijungt. Gerai. Gerai, aiškiai. Ačiū. Žodžiu, aiškink. Reikia Aš sakiau, kad Aiškink, kad jeigu matai, kad nu visiškai... Aš nesuprantu. Turim keistis, negalima, kad aš visą laiką aiškinu. Mane traukia. Gerai. 1, 2, 3. Toks dalykas, kur daug iš ko mokaisi. Iš ko Knyga. mokaisi, taip. Ten, kur slepi pinigus. Taupyklė. Ne. Seifas. Gyveni bute arba... Name. Namas. Labai gražu, kaip berniukai važinėja ne su mašina, o su... Lamborghini. Su vienratais. Motociklas. Lankai bėgimą ir ką tu laimi už tai? Medalis. Ne. Taurė. Ne. Apdovanojimas. Apskritai viskas. Triumfas. Ne. Kitas dalykas. Ką galiu laimėti? Prizas. Taip. Vakar Karina sakė, didelis suvalgyt gali kas? Reklys. Ne. Banginis. Vakar. Oi. Kur supiesi? Supynės. Ne, su kėdė. Krėslas. Tavo tėvas dirba kuo? Ugniagesys gelbėtojas. Ir kuo jis važinėja? Sunkiai. Mašina, ką aš Kokia mašina? Ugniagesių gelbėjimo Ne, mašina. kitaip. Ugni... Nu tai panašiai labai. Policijos mašina. Ugniagesių mašina. Ne, Bet čia, Gelbėjimo bet čia, tas pats, bet čia tas pats. susiję. Gelbėtojų mašina. ne, kitaip. Pirmas Gelbėt- žodis, kitas. Ko? Ugniagesių mašina. Ne. Gelbėtojų mašina.
Nu, su tokiu žodžiu, kur kai ugnis daug kyla ugnies. Dūmų mašina. Gaisro mašina. Gaisrininkų mašina. Gaisrinės mašina. Galūnė net. Gaisrininko mašina. Gaisrinės mašina. Vardininkas. Gaisrininkų mašina. Vienaskaita. Gaisrinės Gaisrininko mašina. mašina. Gaisrinės mašina. Vardininkas vienaskaita. Aš nesuprantu šitų dalykų, man aiškiai lietuviškai. Bet gaisrinės. Gaisrinės automobilius. Ne! Gaisrinės mašina. Ne. Gaisrinės Gaisro sunkvežimis. mašina. Viskas labai gerai, bet galūnė. Gaisrininko. Vienaskaita. Gaisrinė mašina. Taip. O. Sunkiai dėl kažkokio vieno dalyko. Galūnės. Bet daug atspėjom, šaunuolė. Ačiū, kad padėjai Almai. Paskaičiuojam, kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, galėjau jau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeigu pasivysim, kitą kartą bus geriau. Tai žodžiu. Pradėjo jūs pirmus, jo? Taip, tai Gal- tas mumis ir pabaigėm jau. Tai gal dar vieną klausimą galim atsakyti. Jo, super. Nu, gerai. Kas nori pasakyti, kas dar Bet mes laimėjom. Nu, keletą. Ar taip ar taip mes Mes laimėjom. Ne, tai čia. Viskas, viskas. Mes stereotipą laužysim per visas laidas. Nesvarbu, bet mes Čia laimėjom. tik pirmas Bet mes etapas. laimėjom. Tai tik pirmas Bet mes etapas. laimėjom. Žiūrėk, žinai, ką pasakė Napoleonas? O, Dieve. Žinai, ką pasakė jisai? Dar apie Vytautą pašnekėk. Gal mūšį ir pralošiau, bet karą nepralaimėjau. Deja, lenta sako kitaip. Tai mūšis čia tik tai, bet karas yra visi alijas. Kai visus Tai alijas mes visus ir laimėsim. Almai, gerai, laimėjo, viskas, nu. Sako, Gal kita mūšis laimė. nepraloštas. Aš tiesiog pasakysiu klausimą geriau. Užbaigiam gražiu kažkokiu klausimu, pamastymais, Diskusija. diskusija. Kokiais būdais žinomi žmonės didina savo žinomumą ir įdomumą? Kokiais būdais? Taip. Nu, pavyzdžiui, visi šitie mūsų labai žymus. Maibachai, O, Dieve. šitie. Tai laivus daro TikToko ir labai jam tai padeda žinomumui, labai išpopuliarėja, visi žmonės žiūri. Tai Ne, aš tai manau, TikTokas. kad pasaulyje žiūriu savo išskirtinį žmogus. Kokį Galima Maibachą daryti savo patirtim, pasaulėžiūrą. Mes apie Maibachą, mes Nu, apskritai tai viską. įžymybės gali būti visokios. Įžymybės. Įžymybės. Nu, taip, bet TikTokas tai vienas geriausių dalykų, kaip tu gali. Jo. Jeigu Ten nesąmonė. greitai viral. Išskirtinį. Jo, nes- Bet tu labai greitai ir užgesti. Jo. Neturi ką pasiūlyti žmonėms. Jo, tai va, turi turėti ką pasiūlyti. Nu, grėtinę valgyti gali. Prekinį ženklą, kai mes kalbėjome. Aliejų gerti. Reiks neklausom, nes Sorry, taip. Atsiprašau. Kalbėk. per reklamą mes jau kalbėjome apie prekinį ženklą. Tai žmogus turi visą laiką išlaikyti savo tą susidomėjimą, turi turėti kažką tokio, kad neturi kiti. Išskirtinumą Jo. savo, unikalumą. Tai va. Tai va, šitais gražiais žodžiais ir pabaigsime mūsų pirmąją Alijas laidą, kurioje žaidėme Alijas Junior ir laimėjo dėja Brunetų komanda. Sveikinu. Bet, kaip sakant, karas dar nepralaimėtas. Pralaimėtas. Nepralaimėtas. Gera pradžia pusę darbo. Viso. Kitame epizode. Šaunuoliai.